Sveiki, aš Edvinas Grauželis ir čia Aha momentai. Sveikinuosi su draugu, nemeluosiu tikrai, kolega, su kuriuo turėjom bendrų reikalų, Augustinu Matulevičiumi. Jis pristato kaip kūrybininką, atsakingą žmogų, beveik profesionalų žvejį ir jisai be kito ko į kamerą laiko nuo 5 metų. Ir va čia ateina tas grožis, dėl ko aš ir pasikviečiau Augustiną. Jisai yra audiovizualaus turinio meistras ir tebūnie production įkūrėjas. Sveikas. Labas, Edvinai. Kaip laikaisi? Labai gerai laikausi, pavasaris jau atėjo, tai čia tikriausiai jau požymis, kad senstu, nes pradedu užuos žemę ir augalus. Pradedu vertinti, tai laikausi tokiom pavasariškom emocijom ir labai gerai, žinai, atpalaiduoja šitas dalykas. Okay. O kaip va dabar jauties? Nes prieš tai minėjai, kad yra tokios sveikas jauduliukas. Jo, tai dabar jisai pradėjo mušt per širdį, jau tas jauduliukas pradėjus įrašinėti, tai aš manau, kad nusiraminsiu po poros minučių. Aš jaučiu, žinai, ir kas klauso, galima irgi matyti, kaip Augustinas susikaustė, žinai. Aš dabar nejudu, mano nuo kaklo žemyn nieks nejuda. Viskas gerai, po truputį važiuosiu. Taip. Tai, Augustinai, apie ką tu esi šiaip? Toks platus, bet smagus klausimas, apie ką aš esu. Aš visų pirma esu apie žmonės. Man labai svarbu žmonės ir aš kaip atėjau iš savo gimto miesto studijuoti į universitetą, aš buvau su ta mintimi, kad man dabar yra svarbu ir mano misija yra susiburti spalvotų žmonės aplink save. Spalvotų žmonės? Aš taip sakydavau ir dabar kažkaip man vis dar, kuo toliau, tu labiau patinka. Spalvotų žmonės. Įvairių patirčių, mąstymo ir žmonės, kurie mane mokintų. Kaip anksčiau neskaičiau knygų, tai sakydavau žmonės mano knygos. Čia toks kaip išsisukimas. Atmazas. Taip, išsisukimas. Tai jo, dabar paklausė ir pagrindinis dalykas rodo žmonės, nes jie mokina, jie patarė, jie palaiko. Ir atrodo, ir ta veikla mano paties, jeigu ne žmonės, tai pats savo kurčiau, žinai. Pats savo uodegą kelčiausi. Tai labai smagu, labai didelis toks būstas iš žmonių. Tai dabar labai džiaugiuosi, kad turiu artimų draugų, žmonių ratą, iš kurių galiu mokintis ir į kuriuos pasiremti galiu. Okay. Sakai, kurti, ne? Tai tebūnie production. Nes aš kiek atsimenu, kiek žiūrėjau, tai tebūnie production yra, tebūnie vestuvės yra. Kas yra tebūnie? Tebūnie tai... Palauk sekundėlę. Tebūnie tai yra toks, kaip ir galima sakyti, kad tai yra pradžia. Žodis tebūnie tai yra pradžia naujo audiovizualaus kūrinio, video, ar tai nuotraukų pradžia. Tai yra iš kliento ateina lūkestis, poreikis, noras ir sako, tebūnie darom. Šitą jūs gaudėte, ne? Taip, nes kaip mes galvojom pavadinimą tebūnie ir darėmės tokia kaip apklausa savų rato, visiems buvo kaip tebūnie negatyvus. Tebūnie. Tebūnie tiks. Toks kaip negatyvus žodis, bet mes kažkaip iš karto tik tada įžvelgiam tą negatyvę. Mes pradžioje įžvelgiam tą pozityvę prasme, kad tebūnie tai yra pradžia kažkokia. Ir tebūnie tai yra nusprendimas, kad mes norim kažkokio turinio, mes norim kažko kokybiško ir tebūnie darom. Tai iš tos pusės mes žiūrėjom. Okay. Ir šiaip smagu, lietuviškas žodis. Jo. Tai galvojom kažką dar labiau lietuviško, bet... Gal tebūnie production toks yra lietuvių mišinys su anglų? Production tai čia toks, gal aš apskritai, kaip mes sakom, įsivardinam, tai to production net nenaudojam. Tas production tai labiau toks tiesiog, kad įvardinti, tai kas mes, ar parduotuvėje mes, ar kažkokios kitokios paslaugos. Tai toks production, tai čia kaip media, pavyzdžiui. Toks nuvalkiotas, suspardytas ir gulintis žodis. Augustinas media. Tebūnie media. Taip. Tai tiesiog dadėjom žodį, kur labai daug nereikia kapstyti. Okay, gerai, žinai. Ir tokias kai mes, tai kas esat jūs? Tai mes esam kolegos, draugai. Gal pradėkim nuo to, kad draugai, paskui kolegos. Tai esame mes 3 žmonės.
šiuo metu aktyviau dviese veikiam, bet 3 iš tikrųjų esame. Ir mes esam ta komandėlė, kuri tiki, kad mes galim padaryti gerą produktą žmonėms. Ir ilgą laiką aš dirbau vienas. Ir vienas dirbdamas supratau, kad vienas nieko gero nenuveiksi. Ypač mūsų srityje. Jūsų sritis taip, kad irgi, žinai, klausytoje įves taip konkrečiau. Tebūnie production yra, ką jinai daro? Tebūnie production yra filmavimas ir fotografavimas. Ir visi kiti etapai. Tai yra preprodukcija, produkcija ir postprodukcija. Tai yra pasiruošimas, tai visų lūkesčių idėjų išgvildenimas, tada produkcija, atvažiavom į setą, į lokaciją ir mes ar tai užfotografavom produktą, ar tai veiklą, ar kažkokią nors kitokį dalyką. Ir tada postprodukcija vyksta. Tai visas tas montažas, jau sėdėjimas prie kompiuterio ir kavos gėrimas. Tai akių varvinimas. Tai realiai toks kaip, jeigu vienu žodžiu, tai pasakius, tai porą žodžių, tai audiovizualaus turinio kūrimas. Taip, nes aš tave taip ir pristačiau. Audiovizualaus turinio meistras. Meistras, malonu. Tai sakai 3, ne? Tai gal draugus gali paminėti, žinai. Taip, tai būtų Deividas ir Gvidas. Paskui nusimins klausydamas, sakysiu, maugi 3 dirbamo, aš tai tik vienas pasakoju. Taip, tai mes esam 3 ir darom dalykus. O tai kaip dalinatės darbais? Mes viens kitą, kadangi dabar yra taip, kad kaip ir minėjau, kad dabar dviese labiau, nes Deividas kolega, jisai turi kitas dabar šiek tiek atsakomybės, bet žmogus nepamirštas ir visiškai supratingi esam. Tai jisai labiau pasijungia į didesnius, ar ten, kur mes nespėjom ir panašiai. O kaip dalinamės, tai mes viens kitą pažįstam, mes žinom stiprybės vienas kito. Pavyzdžiui, Gvidas yra labai geras posto žmogus. Jis kruopščiai labai žiūri, editina. Tu matytum, kaip jisai monitorių prisitraukęs prie savęs editina, tai akinius nusėmęs, kad tik tai nebūtų kažkoks filtriukas rausvas nuo akių, white balanso nepakeistų ir panašiai. Oi, geras. Deividas yra labai atsakingas žmogus ir jisai sete, jisai labai daug pagelbėja žmogus, kur reikia sužiūrėti ir suvedžioti taškus ant į sudėlioti. Tai čia tokie pirmieji šovė į galvą, kurių yra tikrai daugiau. Tai. O tu, aš kaip suprantu, tu tokius kaip visų galva esi. Netgi nesakyčiau, aš taip labiau, mes esam kolegos ir partneriai, gal sakyčiau labiau. Partneriai, kurie tikim tą pačią mintimį, žinai. O aš šiek tiek gal universalus. Iš tos pusės, kad aš ir fotografuoju, ir filmuoju. Nors pradėjau nuo filmavimo, tada kažkada klikinau ir pagalvojau, o kodėl aš negaliu fotografuoti. Ir tada kiti kolegos tiesiog šios rinkos sako, tai ką tu čia bandai 2 kėdės vieną užpakalių užsėsti, bet jeigu tau gaunasi atsisėsti ant tų 2 kėdžių, tai kodėl ant jų nesutilpt? Nes aš atsimenu, kai kartu teko dirbti tada ir tu, manau, tą akimirką ir buvo tas virsmas, kad pabandysiu ir pafotkint. Ir galvoju, žinai, aš net ir prieš tai, čia prieš įrašą Modestui pasakojau, kad labai gražu žiūrėti būdavo tavo augimą. Visą tą, žinai, kad, žinai, čia pradėjo, jau gražu, lyginant su padinkim, norma. Standartu. Jau gražu, jo su standartu. Gal nesakysiu standartų, nenoriu, kad tai būtų standartas, gal tokia, žinai, kur, žinai, būna norma. Kur galim viešinti, žinai, toks, kur viešinamas produktas, nuotraukas. Jo, iš esmės taip, žinai, tada tu taip level up, žiūri, geras, žinai. Tai va čia vienas ir tų tikslų yra mūsų, kad level up ir niekada nesustot, nes, pažiūrėk, kaip TikToko filtrai level upina. Žinok, nemeluosiu, aš čia medis esu. Tai šitoje situacijoje, kad reikia daryti kokybę.
nes kitaip tai susikrauk tašes ir važiuok namo, nes nu, labai daug AI šiuo metu padaro. Ir... Nu jo, šitas, ai. Ai. Tai, Kaip paskui nu, bet čia, gaunasi. žinai, tas ai, tai daug žmonių girdžiu, kas pradeda jau galvot, kad oi, čia be darbo paliks ir panašiai, bet tas pats, kai čia galiu palyginimą pasakyti, kaip kalkuliatorius atsirado ir sakė, matematikai liksim be darbo. Tai, nu, tai čia same, man atrodo. Palaikau. Taip. Tai, Augustinai, klausimas, va tau galvoju, žinai, taip kalbam apie dabartį, apie, žinai, kaip tu su kolegom, partneriais darbuojasi. Man įdomu, iš tikrųjų, apskritai, žinai, išgirsti, nuo ko prasidėjo, ar kaip ten tas kelias atėjo, kad tu tapai, audiovizualaus meno, nebūtinai meno turinio meistras, įmonės savininkas, galima taip sakyti, žinai, partneris, kuris kuria, daro. Ir va tas pats pristatymas, ne, kur sakė, jo, laikau kamerą nuo 5 metų. Tai gal ten ir startą dėkim. Nu, tai įsikabink. Nu, tai gerai. Pabandau, long story short. Turim dar 40 minučių. Taip. Tai esmė buvo tokia, kad aš čia kaip ir sakiau, už studijos, kad tikriausiai po laimingų debesių gimęs, aš jau žinojau nuo pradžių, ko aš noriu viduj. Bet dar čia galvoje aš nežinojau to. Aš bandžiau ieškoti dar. Vis nukrypdavau, palikdavau, vėl sugrįždavau prie paties filmavimo. Bet viduj aš jau dabar, kai pagrįžtu atgal, aš jau žinau, kad aš žinojau tiesiog. Ir mane traukė pati kamera, daiktas kaip kamera obskūra, tas originalusis pavadinimas, juoda dėžė. O kas buvo tavo ten ta pirmoji kamera, gal atsimeni? Tai mano pirmoji kamera buvo šita juostinė kamera, ta, kur namų vaizdelius žmonės filmuodavo anksčiau, nes, kitokio pasiekimo ten 2000-aisiais nebuvo, tai prasme, ten kaip ta vadinama muilinukė. Tai visiškai VHS, ne? Jo, tai buvo taip, kad įsivaizduok, paprasta istorija, kaip ateina mano dėdė į kambarį, mes visi vaikai žaidžiam ir aš žiūriu dabar tas kasetes vadinamas ir filmuoja vaikus, kaip jie žaidžia, auksnų nėra. Ir kamera, įsivaizduok, taip jis kaip filmuoja prie akies prisidėjęs tą kamerą ir taip paleidžia savo kojų žemyn tą kamerą, o ten mažas augi, stovi rankas iškėlęs į viršų ir Dariau, duok pafilmuot. Ir tada net žiūrėdamas taip pagalvojau, wow, tai aš jau tada mane trauka ėmė, nors aš pats nesupratau, tai vaiko 5 metų neklausau, kol tu būsi, žinai. Jau mane tada buvo trauka ir aš tada pradėjau suprasti jau link vaikystės, paauglystės, kad mane pradėjo žavėti tai, kad aš galiu savaip savo suvokimu, savo matymu parodyti žmonėm, kaip aš matau. Va būtent su šiuo įrenginiu, su kamera. Yeah. Ir mane tai sužavėjo, nes man buvo įdomu, kad aš galiu perteikti savo emociją, savo kampą, kaip aš matau. Ir pradėjau po truputėlį filmuoti. Ir toks įdomus momentas, aš aišku filmuodavau ne už pinigus, aš tiesiog kieme draugai būdavo, man tėvai nusipirko, atsirado tos Olympusai, tos mažos kamerytės, muilinėm, aš jas vadinu. Tai ir ten buvo mano main kamera, parsisinčiau programą, anglų kalbos praktiškai nemokėjau, aš tiesiog spaudinėjau visus mygtukus ir bandžiau atsiminti, ką tai reiškia. Tai kaip tuo metu tikriausiai vaikai, ką ten Vice City ar ten šitą civilizaciją žaidė, tai aš jau su montažo programom pradėjau mokintis. Ir... Aš spėju, tais laikais ten buvo... kitoks gavimas programų nei šiais laikais. Taip, aš manau, ten buvo labai... serveriai būdavo. Jo, ten buvo toks įdomus bendruomeniškas dalinimasis, gal taip pavadinčiau. Bendruomeniškas, jo. Jo, ten žmonės... Ir kaip sekėsi tada spaudyt tą programą? Tai va, tai išmokau pagrindinius dalykus, kurių dabar čia tikriausiai neplėtosiu. Bet esmė ta, kad aš kaip išėjau į universitetą su tą mintimi, kad aš jau žinojau, kad universitetas, man ant lėkštutės nepadės. Bet aš noriu išeiti į universitetą, nes aš gyvenau mano gimtinė yra mažas miestelis. Ir aš norėjau biškelį išplaukti toliau.
Ir universitetas buvo ta vieta, kur aš, čia dabar mano tikslas, kaip sakiau, susirinkti žmonės ir atsidaryti duris. Jeigu užrakintos, tai atsirakinti jas. Ir aš pradėjau tai daryti, sąmoningai. Kaip paskaitos, mano studijų programa buvo tokia palanki tam, nes aš turėjau laisvo laiko ir tą laiką Ką skyriau. mokeisi? Aš buvau kūrybinių industrijų studentas. Čia iš tikrųjų be darbo dabar. Kaip sakai? Iš tikrųjų dabar be darbo būna, ne? Jo, bet taip. Bet niekada šitos studijų programos nepeikiau. Nes sakau, ką ir sakau, kad jinai man sudarė sąlygas duris atsidaryti. Aš jau atsidarinėjau duris. Aš visų pirma priėjau prie kontaktų, kas turi kameras, pagaliau. Pagaliau. Jo. Nemuilinės. Taip. Buvo toks momentas, kaip aš tiesiog einam su vėliavėlėm visi rugsėjo 1 ir aš pamačiau žmogų, kuris filmuoja iš universiteto. Ne Jonas kartais buvo? Ne, buvo ne Jonas. Buvo Lukas tikriausiai. Lukas. Ir aš... Čia vadovų, čia kas klauso, vadovų, tai kad taip, suprastų, čia yra čia vadovų. jo. Taip. Ir aš kažkaip susiradau tušinuką ir ant tos vėliavėlės savo fakulteto užrašiau savo numerį, atplėšiau, pas jį nubėgau, sakau, atsiprašau, žinau, kad trukdau, imk čia mano numeris, man paskambink. Ir tada užsimesgi dalykai, žinai. Oi, geras. Taip, ir jisai man paskambino po 2 dienų, jis toks nesusipratęs, bet paskambino po 2 dienų ir sako, nu labas, čia tu kur numerį davėjai, ko reikia. Ir aš toks, žinai, tudun, žinai, širdis. Sakau, aš žinau, kad jūs čia filmuojat, aš norėčiau jūsų, noriu kamerą čia pirkti, fotoaparatą, gal galėtumėt man padėti. Sako, tai gerai, ateik į 2 aukštą čia centrinių rūmų. Gerai, ateinu. Ir tada jisai pamačiau, kad jis nuoširdžiai nori man patart. Aš 3 valandas, 20 minučių, kaip dabar atsimenu, jis man pasakojo viską. Diafragmos, depth of fieldai, kodavimai, filmavimo kampai, visokie viskas. Aš labai, kaip atsakingas ir prisiprašęs žmogus pas jį, klausiausi ir nieko nesupratau. Visiškai. Aš tik linksėjau galvą ir džiaugiausi, kad aš esu čia. Sakai, pilkit tą informaciją. Taip. Ir tada jisai po to savo monologo viso, jisai man įsijungė kompiuterį, įsijungė interneto naršyklę ir sako, nu tai jung savo portfolio, rodyk. Ir aš toks sakau, tai aš neturiu nieko internete, telefone. Ir jisai taip, tai tu čia, čia telefone. Ir aš galvoju, nu tai jau čia ir pasibaigs mūsų pokalbis, žinai, pažiūrėti. Ir aš jam įjungiau ten draugų darytą video vieną. Ir jisai pasižiūrėjo, taip atsakingai pasižiūrėjau į tą video, žinai, taip peržiūrėjau, gal ten 1,5 minutės, ten tiesiog draugų prie vandens birolas vadinamas. Jo. Dengiamieji kadrai, šitaip gal lietuviškai pasakyti. Ir jisai pasižiūrėjo, pasibaigė jisai, nutilo kuriam laikui, ir ten buvo toks necenzūrinis žodis, ir tas rimta grėsmė auga. Šitaip jis pasakė. Ir man tas taip suklikino, aš galvoju, viskas, vadinasi, smagu įvertino. Pirmas įvertinimas buvo iš žmogaus, kuris jau tai daro. Tai ir tada aš grįžau namo po kažkur gal, čia jau pirmas kursas buvo, grįžau namo, žinai, tėvai jau likę namie, išleidė vaikus. Ir kartą kalbuosi su tėvais ir tėtis man sako, atsiprašau. Sakau, ta prasme. Sako, atsiprašom, sako, kad tu nepastebėjom anksčiau tavo šito dalyko. Kaip įdomiai. Nes sako, mes įsijungėm, sako, jūs išvažiavot, sako, įsijungėm mes video, šitas vaizdelius, tuos pačius, kuriuos aš papasakojau, kad žiūrėjau. Ir sako, mes tada atkreipėm dėmesį, kaip tu nori filmuoti. Kaip tu nori sieki tos kameros. Man būdavo, ta prasme, anksčiau, nežinau, ar klausytojai atsimins, bet anksčiau žiūrėdavo video, tai nebūdavo taip, kad, iškelia iš kortelės į kompiuterį, įsijungia į flešą ir žiūri. Anksčiau būdavo tiesiai iš kasetės, jungia tulpėm laidais vadinamais ir leidžia per teliką. Tai aš būdavau tas vaikas, kuris žiūri per teliką, o aš ant grindų tą kamerą padėta pajungta, aš atsiklaupęs žiūrėdavau per tą akutę, nes ir per akutę ten rodydavau. Ir aš įsivaizduodavau, kad aš ten filmuoju tuo momentu. Tai man toks suklikino, net susigraudinau, atsimenu, kad, tai va taip va. Ir paskui aš po tokio išpostūmio draugų palaikymas, artimųjų palaikymas ir galvoju, tai reikia daryti, žiūrėti, kad čia gausis. Ir kaip gavosi? Gavosi labai smagiai. Pagrindinė veikla, full time'as. Tai Kiek jau metų?
pats tebūnie yra labai jaunas. Nu, metai laiko gal tik tai. Nu, mes kaip komanda esam 3 metai gal. O tu kaip O aš kaip nuo pirmo užmokesčio, tai čia pasiruošiau, darbus pasidariau. Tai pirmas užmokestis mano buvo, atsiprašau, lietuvių mokytojas, aš buvau pabėgęs iš pamokos 11 klasėje, kad filmuočiau vestuves, tuo pačiu krikštynos ten buvo. Ir už 50 litų filmavau. Gavau bart, kad netvariau į pamoką, bet aš galvoju, tu nesupranti, kur aš dabar einu. Nu, mokytojai. Tai, pabėgai iš lietuvių kalbos. Taip, teko netgi bėgti jau iš pamokų, kad jau daryti tai. Tai čia buvo kokie gal... Tai dabar yra, žinok, šie metai yra 10 ar 11. Tai, 10 metų, tai jau tikrai galima solidžiai tave vadinti jau link meistrystės šito jau pajudėjusiu. Nes 10 000 valandų būtų, manau, mes kažkas skaičiavau, 10 000 valandų yra tas, čia tas standartas, ne, kabutėse žiūrint, maždaug 10 metų darbo. Aha. Tai va, tai tas, 10. Įdomu, net kai pagalvoju, tiek metų, o dar kiek reikia išmokti ir dar kiek padaryti. Atrodo, tu esi visiškam starte. Esam maži mes. Ir kai pagalvoju, tikriausiai, va taip ir vyksta gyvenimas. Žinai, kur nori eiti, svarbiausia, nesėdėk ir daryk. Nes aš visą laiką manau, kad ir sakydavau žmonėms, kad jeigu dar nežinai, ką nori veikti, tai vadinasi per trumpai dar galvojai. Ta prasme, tik tiek tai reikia. Ta prasme, tu turi atsisėsti ir galvoti. Ir suprast. Ir tada daryti. Ir suprasi. Kitaip nevyksta, nes tu sėdėsi, tai eis viskas šone. Bet jeigu tu laiko pakankamai skirsi pagalvoti ir bandysi, veiksi, darysi, tai kažkada surasi. Ir toks įdomus momentas. O tai mes, Augustinai, kai dirbom kartu, tu kiek tada metų buvai profilmavęs? Mes 15-16 berods dirbom. Jo, tai čia buvo gal kokie... Tai palaukti, čia nuo kokių 13, tai 3 metai, ne kokie. 3 metai. Aš... Jau mano akim, tu jau tada gerai darei, žinai. Tai dabar... Aš labai stipriai, matai, stepapinau su kokybė ir apskritai tuo know-how, kai viskas vyksta, nes aš pradėjau daryti ne tik draugams video, bet aš pradėjau dirbti ir aš ir kino aikštelėje dirbau, ir tiesioginėse transliacijose, ir su išvykom į užsienius, ir su prekių ženklais pagaliau, ir labai sėmiau tą, siurbiau, nes aš supo, ypač kino aikštelėje, profesionalai supo mane. Ir aš buvau tas, žinok, kur mane nuvysi, aš vėl ateisiu už 2 minučių. Apsuksiu ratą ir grįšiu vėl. Vanagas. Jo. Taip. Tai va toks, o paskui atsirado kolegos. Kaip suvokiau, kad, tada ir suvokiau, kad aš vienas, nieko gero. Ir atsirado kolegos ir čia buvo stovykla, man atrodo, tu ir pats ten mentorius buvai, man atrodo. Ir atvyko dalyviai, ir atsimenu, kaip šiandien tą rytą atvyko dalyviai ir tu prie manęs priėjai ir sakai, žiūrėk, čia atvaro 2 vyrukai. Jie šustri. Ir aš jau tu man parodai, kas tokie, žinai, iškart įsiskyrė iš minios, jie, žinai. Atsimenu tą stovyklą. Taip. Flashbackas irgi. Ir ką, ir bandžiau susipažinti, ir susidraugauti. Ir dar vienas momentas, kodėl aš ilgai buvau vienas, nes labai buvau išrankus, su kuo dirbsiu. Man labai buvo svarbu pajaust tą žmogų, nes mūsų veikla ir yra, vis tiek taip yra, tai verslas, tai yra apie materialius dalykus, vis tiek galiausiai nusėsta atrodo, bet vis tiek tai yra meilė darbui ir tai mes turim padaryti emociją, mes turi žmonės galvoti, kad čia yra daugiau ir mes tą stengiamės. Ir aš jeigu nejausiu kolegų, tai kaip mes tai padarysim? Mes turim on the same page būti. Yeah.
Ir tada toks labai, toks malonus dalykas, tai čia tau reikėtų padėkoti, kad... Taip, tai... Aš niekada net nebūčiau atkreipęs dėmesio. Nu tai va, atrodo tokios mažos detalės, bet va, Čia kitam mano- labai didelis. Čia mano aha momentas šiandien. Taip, O, geras, taip, yes. Ir susipažinom ir pakviečiau juos, nu, neformaliai susitikti, pasikalbėti. Ir tada supratau, kad ir jie to paties nori. O tai kodėl dabar atskirai daryti, jeigu galim kartu bildinti? Ir važiuojam, darom. Žiūrėjom. Tai toks smagus momentas buvo, va, ką ir sakai, kad jeigu, tarkim, su tavim nebūčiau gerame santykė tuo metu, gal su kažkuo kitu, arba net vienas vis tiek kažką kito visai daryčiau, nes jau būčiau sakęs, kad nebe pasidavęs ir panašiai. Nu, tai atrodo, va, tau toks niekas, o man labai daug. Aš nesakau, kad niekas man gražu, aš tikrųjų tikrai nežinau. Žinai. Aš gal plus minus atsimenu ten tą stovyklą, kaip tu sakai, bet nu, tikrai nėra tiek ryškus tas momentas, kad, žinai, važiuok, pasikalbėk su šitais. Jo. Aš kažkiek save atsimenu, aš visdos, arba Modestas juokiasi būna, kad nu, aš turiu tą polinkį suvesti žmonės, jeigu aš žinau, kad dera, tai aš tikrai tą bandysiu sukonektinti. Šitas dalykas, jo, jisai labai gera savybė ir pats bandau šitą dalyką puoselėti, nes atrodo, nu, tu per daug žmonių praeini labai dirbdamas savo darbą. Ir tu supranti, kad tu gali, va, čia šitas ieško vieno, kitas kito, ir tu esi tas bridžas, kur gali ir viskas. Taip. Ir žmonėm geriau, tau ką, kiek tau užtruko? Grupsą padaryti, messengerį sumesti ir palyvinti. Tik tiek. Bet čia vienas, nu ir gauni tas karmos taškus, kurie karmos taškai, nu, vis tiek virsta anksčiau ir vėliau eurais. Nu, čia ne... Taip. Nemelas ir nereikia slėpti to dalyko. Taip. Anksčiau ir vėliau vis tiek tai pavirs. Gal po metų, gal po 10 metų, bet vis tiek tai... Ar tiesiog į gražų santykį. Jo, aišku, santykis. Taip. Kai tu sakai žmonės, tai aš taip santykis. Taip. Dalintis, mano draugė iš manęs juokiasi, sako, tau dalintis ir dalintis. Kada man duos? Ten yra kitų niuansų su davimu. Ok. Bet viskas ok. Bet grįžtam prie tavęs, ok? Nu, prie jūsų, tebūnie production. Taip. Tai, nu gerai, susibūrėt, 3, dar iki tebūnie, kažkas vyko. Iki tebūnie kas Nu, vyko. iki tebūnie, tu sakai, nu, Stofika ten, jūs ten pasilabinot, išėjot neformaliai ten, manau, kad ir kažką paragavot, gal netyčia. Tai, kas tada? Tai buvo tiesiog freelancinimas. Nu, mes buvom 3 freelanceriai. Kurie, nu, tiesiog buvo tikslas susirast, ką veikt. Mokintis, susirast, ką veikt ir davai freelancinkim. Tai iš esmės kartu. verslo tokios minties kaip nebuvo, tiesiog davai fainą kartu, žinai, ir varom. Pradžioje iš karto buvo ta mintis, kad bildinam kažką, nu, bet, nu, neslėpsiu, mes, nu, ir dabar atrodo, nesupranti, kas tas verslas, nu, eksperimentas. Nu, ta prasme, eksperimentas, tu esi be patirties. Ir darai Čia tavo pirmasis verslas tokius. Taip. Ir tu darai, kaip tu manai geriausia tuo momentu, aišku, su planais ir idėjom ir vizijom. Ir tada gyveni ir žiūri, kas gausis. O, nu, kol kas džiaugiamės, kas gaunasi. Tai čia toks tikriausiai biškelį. Nu, matai, jeigu dirbti ant savęs, kaip čia pasakyčiau, gal blogas pasakymas ant savęs, bet tiesiog dirbti savo, tai tikriausiai visi dirbtų, jeigu būtų lengva. Su daug dalykų reikia susitaikyti. Pavyzdžiui. Finansinis nestabilumas, pavyzdžiui. Nu, paprastas dalykas, ar ne, kuris iššaukia ar tai stresą, ar nuovargį, ar tai nemiga kažką. Bet aš tokią turiu savo užduotį, kartais pagalvoju, gal ją reikėtų mest, nes čia kvaila, bet dar laikausi. Tikslas niekada neturėti CV. Praplės gali? Nu, tai niekada nedirbti samdomų darbų, o dirbti savo ir dirbti tai, ką myli, ką darai, nes kai pagalvoji, kiek, nes mes su kolegom irgi būna pasišnekam, kiek laiko atiduodi tam ir jeigu tai būtų, nu, jeigu tai tik dėl pinigų,
Kiek tu pavažiuosi? Nu, kada jau tavo šypsena į rūškaną perėjais? Tai nu, čia tas labai svarbu ir kadangi mes esam maži ir mums kiekvienas klientas yra labai svarbus ir mes tą kokybę stengiamės kiekvienam, ar tai būtų ilgalaikis projektas kažkoks, ar vienetinis, ar tiesiog kažkokia tai šventė asmeninis eventas. Tai stengiasi dėl to žmogaus, nes tau pačiam tai rūpi labai. Tau rūpi, ką tu atiduosi ir ar tu padarysi taip, kokie jo lūkesčiai. Tai va čia tas išeina tikriausiai mūsų, ką mes stengiamės padaryti, tai nuoseklumas, kokybė ir žinojimas. Tai tas nuoseklumas yra kaip pasakyti, daug susideda, nėra taip, kad tu atvyksti pas klientą ir išsitrauki fotoaparatą ar kamerą, pikšt, pafilmavau, išėjau, viskas. Nu, nėra taip, susideda iš daug dedamųjų, tai nuo pirmo labą dieną iki ačiū viso gero, vos ne šitaip. Ar tiksliau, iki kitų kartų, gal šitaip pasakyti. Tai ir tas nuoseklumas, tas nuoseklus sudėliojimas ir klientui neapkrovimas jo nereikalingais dalykais ir užvedimas ant kelio per žinojimą, ką reikia daryti, patarimai jo lūkestį paversti, žinant, tu išgirsti jo lūkestį ir jau žinai, ko jam reikia ar ko trūksta. Tas momentas pereina į produktą ir į kokybę. Galiu paklausti dabar. Man kaip tu pasakoji labai taip, tokia mintis ateina iš, pirmas žodis ne biurokratiška gal, bet ne biurokratiška labiau. Skamba, kad turi visai neblogą customer service protokolą. Ar čia taip iš širdies eina, ar esat kažkada apsirašę, žinai? Įdomus dalykas, gal reikėtų kada apsirašyti. Nes, žinai, tu pasakoji, ir man taip, žinai, ne tai, kad nenoriu sakyti klišė, bet tas gerasis auksinis standartas. Pradedam nuo santykio, labas, taip. Aš su tavim kartu čia, žinai, tada po truputį step by step mes aiškinamės, kur mes galime atrasti vienas kitam, žinai, gerumą ir tada, žinai, executinam jau tą visą reikalą. Žinai. Taip, tai konkrečiai taip ir yra, žinok, ir čia šitas tikriausiai išplaukia, iš mūsų kartu kaip komandos patirties ir kadangi mes anksčiau visi atskirai veikėm, irgi skirtingų patirčių atsinešėm ir galiausiai mes tą įsigvildenę ir tai atrodo, kaip tu sakai, protokolas, kurį reikėtų įsirašyti, aš manau, reikėtų tai apsirašyti, kad kartais... Procesas. Procesą, kad tai nekiltų klausimų, nuo ko pradedam, nes mums kaip ir natūraliai jau nebekyla. Bet ateityje netikiu, kad taip, būtent ir ateityje, kad sutaupyti laiko, tai reikėtų kažkaip protokoluoti. Tai toks įdomus momentas. Reikės atsisukti šitą įrašą tiesiog ir auto šitą, kad ištranskribuotų. Jo, galima. Tai aš tau galiu pačelendžinti tave dabar. Pabandom. O kas pas jūs atsakingas už verslo auginimą? Šiuo momentu Gvidas ir aš. Tai visi? Tai šiuo metu visi, taip, nes Deividas prisijungia tik tai prie retkarčiais laiko, tiesiog fiziškai. O kaip jūs auginat savo verslą? Įdomus klausimas, kurį reikėtų stipriau apmastyti. Bet... Sakiau, kad žmonės atranda naujų dalykų iš to kėdėjų. Taip. Tai pats auginimas tai vyksta tikriausiai iš santykio mezgimo. Iš ryšių naujų partnerių ieškojimo. Prisipažinsiu, mes dar neradom to tinkamiausio būdo, kur ir kaip ir per kur ieškoti tų naujų klientų ar partnerių. Mes bandom viską. Mes net bandėme mailus siųsti, tiesiog. Bet tada supratom, kad tikriausiai tai ir neveiks, ir laiko gaišimas. Depends, čia, žinai, taip. pasėmus tuos marketingistus, jis sakytų, viena dalis jo gali veikti,
Bet ar tikrai ant kol šito, žinai, šaltė meilai? Va būtent šaltė meilai, taip. Tai Čia kaip šaltė šašlykai, žinai, vasarą. jo, Okei, bet- su šiltu alum. Jo, šitoj. Ne, va, šalti čia barėkai karštas alus. Taip. Tai va, tai, kaip ir minėjau, eksperimentas. Mes degam, mes mylim tai, ką darom ir mes entuziastingi ir tikim tuo, pagrindinis dalykas tikim. Ir mes bandom ir sėdim, mes meeting room'e, mes sėdim per savaitę ne po valandą ir ne po 2 ir planuojam, galvojam ir testuojam, bandom ir pareina po truputėlį. Atėjo, jau dabar galiu sakyti garsiai, nes jau praėjo naujas klientas Sparkas iš Vilniaus atėjo. Sparks. Elektromobilių dalinimo platforma. Jo, tai dabar, kam matai internete su Sparku Kaune fotografuotų automobilių, tai visi mano kadrai daryti. Geras. Tai ir dabar planuojamės biškį vasarai ten pasidaryti kontento daugiau. Tai pareina po truputėlį. Tai iš esmės, gal nesuklysiu paklausdamas, kad pagrinde iš lūpų į lūpas. Jo, yra ir tas momentas, taip, iš lūpų į lūpas, bet suprantam, kad iš lūpų į lūpas labai yra toks dinamiškas dalykas ir... Jisai lėtas, bet jisai garantuoja 100% sėkmę. Taip. Gal ne Bet 100, mes 90. norim dėti daugiau pastangų visą laiką ir dar ieškom dalykų. Priminęs šitom pastangom, aš esu buvęs vienuose pardavimų mokymuose. Tai man tas lektorius nesimų pavardės jo, sako, gali pasistengti paduoti tušinuką. Ir jis tai, tipo... Atsiprašau, pasistengti paduoti? Pasistengti paduoti tušinuką. Ai, taip. Jo. Ir aš, tipo, taip, žinai, duodu jam. Nesako, tu man duodi tušinuką. Pasisteng. Sako, tu stengiasi duoti tušinuką. Pasimu, aš jam duodu tą tušinuką. Ir jisai, ne, tu nesistengi, žinai. Ir aš susinervavau, keiksmažodis, aišku, žinai, kas tu? Sako, stengiasi, padėjau sėdžiu, taip, stengiuosi, o dabar sako, stengiasi. Matai? Tai va čia, sako, niuansas yra, ar tu stengiasi, ar tu darai. Jeigu darai, tada kitą pasimkim lozungą, nežinau, gal Teledu kažkada pasako, žinai, kad tai iškuris vadovas, kai darai, tai ir pasidaro. Čia įdomus irgi dar dalykas, kurį galima išvesti, tai kaip duodi, tai gaunasi kaip nemokama. Bet jeigu stovi padėta ant stalo ir tai turi kažkokią vertę, tai yra kaip ir pastangos. Gal, žinai. Ten moralas tame buvo, kad kai stengiasi, tu tik sakai, kad stengiasi, bet realiai nieko nedarai, o realus darimas yra visiškai kitas veiksmas. Tai va toks, žinai, buvo susivokimas, galvoju, jeigu sakysiu stengiuosi, tai iš esmės aš nedarau. O jeigu darau, tai aš einu, veikiu, parduodu, bendrauju ir taip toliau. Įdomus dalykas. Toks užstrigęs, žinai, iš visos dienos, tai aš kaip sakau, tarkim, kai savo mokymus darau, tai jeigu yra vienos dienos mokymai, tai jeigu bent vieną frazę įsinešat ir ją paskui naudojat gyvenime, super mokymai. Ten tos rauto taip užpila smegenis ir tada... Čia kaip man su tuo. Kaip tavo, 3 valandas 20 minučių, žinai, informacinės rauto, žinai. Ir turiu vieną frazę. Ir vieną frazę, žinai. Okay. Minėjai klientus, Augustinai. Kuris keisas, kurį tu turi, bendrai tik tebūnie, tiek tavo asmeniniam portfolio, tau sukėlė didžiausią challenge, toks, kur buvo, kai supratai, kad reikės daryti, galvoju, oho, čia tai prisėmiau, žinai. Ir kuris kėlė didžiausią džiaugsmą? Oi, čia pasiruošti reikėjo tikriausiai. Specialiai nesakiau nieko. Didžiausias challenge'as, ar ne, kuris sukėlė, kad bus daug reikalų, ar ne? Toks, žinai, jau gavai keisą iš esmės ir galvoji, gavai aprašymus, tipo sustarimas jau kaip viskas vyks ir tada, ojei. Tai iš vienos agentūros, kur labai draugiškai draugaujam nuo mano, vadinu paauglystę tos studentų laikų, tai gavau skambutį iš vadovo ir sako, Auksnai yra Keliauk Lietuvoje klientas, jiems reikia padaryti fotkių. Gali? Sakau, galiu. Sako, reikia bus 70 ar 60 lokacijų. Aš toks, okei. Sakau, tai, gerai. Jau įdomu. Matai, pas mane yra tokia taisyklė, niekada nesakyk ne.
sakyk taip, tu nežinai, kaip tai daryti, bet tu pradėk judėti. Aš tai išmokau kino aikšteliai. Nes jeigu prieini prie režisieriaus ir tavo režisierius pasakė dalyką, tu turi linktelt galvą, sakyt, supratau tuoj. Ir tada pradėti eiti, nesvarbu į kurią pusę. Tu gali eiti tiesiai atgal į dešinę, ar tu tik nestovėk. Pradėk eiti. O eidamas jau pradėk kontempliuoti, o ką aš dabar darysiu. Nes aš, atsiprašau, biškelį išėjau iš šito, bet buvo man tokia užduotis. Režisierius reikia Žiemos uoste, čia Kaune buvo lokacija, filmavimas kino filmo. Ir jam kadre kranas, kuris iškilinėja laivus iš vandens, trukdo. Kranas stovi. Taip. Ir jis dūrė pirštus, šito krano čia neturi būti. Ir jis kažkaip netyčia dūrė į mane. o čia buvo mano pirma diena kino aikštelėje. Ir aš gerai, einu patraukti kraną, kuris yra 30 metrų aukščio. Ir savo, einu. Ir beeidamas sugalvojau, kad reikia eiti ten ir ten, ir ten, ir ten. Susiradau kranistą, bam, ir jau operaciją sakau, žiūrėkit, kranas važiuoja į šoną, ar tiek užtenka, ar dar patraukti. Ir tada gavau labai gerą pamoką. Eik ir daryk. Nes, jeigu nežinai, kaip tai, sužinosi. Taip. Ar per ilgesnį, per trumpesnį laiką. Tai va čia tas pats. Lygiai ta pati metafora, žinai, aš stengiuosi ar aš darau. Taip. Va. Tai grįžtant prie to ir aš sakau, taip. Dar nežinau, kaip aš tai padarysiu, bet taip. Ir sako, kitas yra dalykas, reikia padaryti per mėnesį. Ir tada aš toks, gerai, važiuojam. Nuotraukos, ne, ten turi būti? Nuotraukos, lokacijų, tai įsivaizduok, keliauk Lietuvoje, jie turizmą Lietuvoje plėtoja, reklamuoja ir jiems reikia gražaus turinio. Postams, į webą, jie ten, tikriausiai aišku. Tai ir ką, aš atsisėdau, tai pirmas darbas buvo nueit pas Indrę, pas žmoną, tuo metu dar draugė buvo ne žmona, ir išsiliet, kad kas čia per terminai, kas čia per nesąmonės, visą laiką nori vakar ir panašiai. Klasika, ne? Taip. Ir tada, jau dabar jau įsiverkiau, reikia sėsti, žiūrėti. Ir tada aš tiesiog pradėjau daryti dalykus, pirmą visus maršrutus Pirmiausias darbas buvo lokacijas susidėti visas, kad suprasčiau, kiek aš turiu kilometrų čia skakti. Tada supratęs... Kiek buvo? Kilometrų buvo 4000 kilometrų per mėnesį. Per Lietuvą, čia pirminę gal, pim. Tai pasikeičiau diržus, supratęs mašinai. Taip. Diržai, tapaliukas iš karto, staudžių kaladėlis. Jo, aš taip pasidariau diržus, tepalus pasikeičiau. Ir tada aš jau konkrečiai matematiškais argumentais turėjau kaip ir jau, apčiuopt galėjau tai. Nes anksčiau tai atrodo, 60 lokacijų per mėnesį, tai kas čia? Žinai. O tada aš jau žiūriu, kad yra kilometrai, yra kiek aš kilometrų per valandą įveiksiu. Dar force majorusus pasimti, ten lietus, padanga, ten kažkas viską įsivertinau ir aš supratau, kad aš per savaitę galiu tiek ir tiek kilometrų nuvažiuoti, tiek ir tiek lokacijų padaryti. Ir ką? Tada pradėjau podcastų klausyti. Nes jau iškniso radio laidos su tais ryto šou, atsiprašau. Yra kaip yra, Ir tada draugas Laurinas parekomendavo podcastą ten istorinį tokį, tai juos pradėjau klausyti, tada kitus, žinių radijas ir panašiai, čia... Ir tada buvo smagu, ten mano mėnesį laiko, tai buvo ne mėnesį, biški mėnesį su daugiau, nes aš kaip pasiskaičiavau ir aš sakau, žiūrėkit, hebryt, aš paskaičiavau, aš fiziškai nespėjau. Tai dar užmetėm kelias savaitės, viskas tvarko. Tiesiog sutarėm, kad neis taip, kad aš viską padarau ir paskui postas, bet buvo taip, kad aš maišau produkšiną su postu ir atidavinėjau prie tos savaitės, tarkim, nuotraukas ir jau jie turi kaip ir kontento, tas, kas bus, tai bus ir jiems dabar nereikia. Kai sakai su postu, tai čia yra post-production, ne? Post-productionas vadinamas. Aš to postą iš karto galvoju apie kaip Facebook'o postas ir po... Postas tai yra post-production, tai yra etapas produkcijos mūsų, paskutinis etapas tai apdirbimas to, ko prisidirbai. Taip. Visų klaidų trynimas. Pradžiai sakė, jo. Taip, tai... Tiesiog, žinai, tas trumpinys,
Nėra savaime aišku. Jo, nu tai čia tiesiog iš eigos mes. Post ir production tiesiog šitaip. Tai va čia buvo didžiausias challenge'as. Kiek trukai? Nu tai va tai 1,5 mėnesio, tai dar sutvarkyti nuotraukas, tai nepilni 2 mėnesiai. Tai čia buvo, matai, spaudimus oras, nes kadangi ten yra gamtos lokacijos. Taip. Ir aš tą užklausą gavau rugpjūčio viduryje, man atrodo, o pas mus jau rugpjūtį jau vasarą į pabaigą. Tai va čia spaudė biškelį terminai, nes tiesiog oras spaudė. Tai čia buvo challenge'as, čia tikrai buvo challenge'as, bet jau jį padarius, atrodo, kad koja duris atidarysiu. Žinai, kurį laiką, tokį, apimti ir padaryti. Tai kiek nuotraukų buvo? Atsimeni gal? Jau atiduotų. Nes, Oi, suprantu, pradžiai ten buvo bele kiek, jo. O tos, kuriuo atidavėjau, žinai, kurie buvai patenkintas. Nu tai mes tai buvom sutarę, kad iš lokacijos ten iki 10 nuotraukų. Bet... Tai 600? 800? Tai čia nėra baisiai. Nežinau, man tai paprastam mirtingam čia daug. Jo, bet aš jiems pridariau dar dabar, jie kelia mano nuotraukas, tai jau čia 2 metai. Tai... Apsimokėjo, žodžiu. Kainos mažesnės tuo metu buvo. Dabar mačiau viešuose konkursuose vėl paleidė jie, kad... Tai... Kad ieško fotografo? Kad ieško, kas vėl kontentą darys. Tai Leknickai, jeigu klausai, pildyk. Čia erdvė pasinaudoti savo. Taip, teisingai. Tai va tiek, tai čia buvo challenge'as. Ir buvo malonus challenge'as, labai daug Lietuvos pažinau. Ir va čia yra momentas darbo, ta romantika. Nėra monotoniškumo. Taip, monotoniška kažkurios savaitės, bet jos būna maloniai monotoniškos, nes jau nori tiesiog pailsėti ir pasėdėti prie kompiuterio ir savo malonų darbą, tai paretušuoti nuotraukas ar montuoti video, tai padaryti. Bet nėra monotoniškumo. Tada aš jaučiausi, kaip atostogaučiau. Ir dar pinigus gaunu už tai. Ir po visokius dvarus, ir po muziejus, ir po visur. Taip. Tai toks challenge'as. Vienas iš tokių. O šitas buvo tas pats, kur būtų patys fainiausias, gal maloniausia patirtis, kartu susijungia su challenge'u, ar vis dėlto turi kitą, kur atsakytum, va čia su šituo labiausiai patenkintas projektu? Sunku išskirti vieną, kad kažkuriuo patenkintas, nes tokį mąstymą turim, kad atiduokim tada, kaip patys neturėsim prie ko prisikabinti. Tai daugiau mažiau visais mes esam patenkinti. Bet vienas labai buvo gal malonus, tai Grilio kovų projektas. Toks dar. Čia buvo tas, kur Lidlo, ne? Jo, Lidl Grilio kovos. Pirmasis sezonas. Tai čia toks įdomesnis. Bet daug yra... Sunku dabar atsiminti. Žiūriu aš į tą paminkštinimą ant sienos ir sunku sugalvoti, nes labai daug nes praeita. Nes daug daręs, ne? Jo, ir va taip, kad atsiminti. Aš kažkada pagal sąskaitas išrašytas rekvizitais bandžiau skaičiuoti, kiek pamečiau ten, skirtingų įmonių rekvizitų, kaip pavadinkim, rekvizitų kreipėsi. Tai sunku atsiminti daug. Tai pabaigai iš esmės, nes jau mūsų valandėlė į pabaigą. Greitai, ne? Tai dar vieną. Dar vieną valandėlę? Gal, žinai. Tai bus 2 sezonas, bus 3 sezonas, gal tai buvo ne production, jau bus, žinai, 12 žmonių. Tai čia mūsų tikslas. Mūsų tikslas augti yra. Mes dabar eksperimentuojam ir ranka, petis į petį, tikriausiai štai pasakykim, stengiamės dėl kokybės ir produkto, bet mūsų tikslas užaugti į... Čia gal labiau svajonė dabar pavadinkim, ar ne? Bet tos svajonės, kažkada buvo svajonė man ir podcast'e kalbėti apie save. Tai kažkaip suveikia būna, žiūrėk. Lauko teorija? Geštaltis tai sako. Ar ne? Man su tam reikia dažniau pakalbėti, daugiau teorijų žinosiu. Tai kas per svajonę? Tai tapti media house'u. Ir kaip tai atrodytų?
Kaip tai atrodytų? Nu, kaip atrodo Augustino galvoje Media House'as? Media house'as tai yra išdirbti procesai ir mes esam žmonės po vienu ar keliais stogais, vadinkim taip galiu pasakyti, nes stogais tai fiziniais stogais. Aš suprantu, čia tai... Esam komanda, turim panetkės savo, turim stogų kelet. Tai esmė ta, kad būti daugiau nei 3 ir eiti link kokybės ir klientui teikti tą naudą. Naudą, kokybę, tą žinojimą perteikti ir jiems leisti turėti tebūnie geras kontentas. Tebūnie geras kontentas. Nu, tai čia toks smagimo svajonė, linko gyvenam, kiekvieną dieną einam linko. Norim būti didesni. O jūs filmuosit kokį nors filmą? Filmą? Pilnametražį. Nesakyk niekada ne. Niekada nesakyk ne, bet šiuo momentu, aš manau, palikim Lietuvos kinematografams šitą dalyką, nes labai puikus departamentai. O video? Bet jeigu kada nors pakvies ir sakys, žiūrėk, operos mums reikia, operatorius, kameros, ar tai vėl kažko, nes ten tokių smagių šiltų ryšių vis dar turiu, tai pas mane kuprinė sukrauta visada. Okay. O videoklipą? Muzikinį videoklipą? Manau. Čia tas greičiau būtų. Oi, ja, kitą savaitę. Ne kitą savaitę, šią vasarą tikrai bus pora. A, jūs žinai netgi, kad bus? Jo, tai bendraujam. Dirba žmonės. Prašau, žinai. O čia gali pasakoti apie kas laukia? Dar po taip... Čia nenoriu prisišnekėti. Neprisišnekėti. Jo. Čia šiaip apskritai muzikiniai klipai yra tokia kategorija, kur kažkaip praskipinom šitą dalyką ir dabar kaip jau užaugi ir žinai, kiek tai darbo. Nes anksčiau, kaip mažiau žinai, tai mažiau galvą skauda. Kad čia tokio klipą pafilmuoti. Bet dabar supranti, kad klipą pafilmuoti yra reikalų. Ir tada supranti, kad įeiti, tarkim, į muzikinius klipus kalbant konkrečiai. Tai į šią kategoriją įeiti, sunku yra. Nebent tu turi kažką iš idėjos labiau daryti, kad pasibildinti kažkokį tai portfolio kažką. Bet šiuo atveju tai toks labai smagus viduriukas, toks šiek tiek akustinis, gal labiau sprendimas, kur tiesiog reikia mūsų estetiškos akies ir padaryti tokį smagų, gražų vaibą su to garso takeliu. Tai čia nieko tokio bus padaryta. Tai Augustinai, 2 klausimai. Vienas yra apie čia, kas vyko, o kitas tiesiog, kad klausytojai žinotų vis dėlto apie ką jūs, ne? Tai pirmas klausimas, kas tau pačiam buvo naudingiausia mūsų pokalbio metu? Šiaip nemeluosiu, bet tas, kur apie protokolą kalbėjom, procesų, nuo iki, atrodo, mes žinom ir klausimų nekyla, bet ateityje kils tų klausimų. Tai supratau, kad reikia daugiau to, daugiau apsirašinėjimo, daugiau sisteminimo viso šito, žinai. Nes dabar eksperimentas, kaip sakiau. Eksperimentas. Taip. Tai, eksperimentas turi pavirsti jau kūnų. Būtent. Virsta, bet dar tik tai ties klešnim. Tai, kitas dalykas apskritai, kaip pakvietei čia ir kaip tu įsijauti į darbus, jau tu neturi laiko, kada, nes reikia e-mailus atrašinėti, reikia skambinėti, bendrauti. Ir tada supranti, kad biškelį, ir vis tiek reikia skirti laiko bildinimui, tam strategijos planavimui, kaip būt, kad už 5 metų nereikėtų kažko kito veikti. Ar nebūtum tam pačiam taške. Ir tas tavo pakvietimas į čia biškelį užspaudė stabdžius, ir davė pagalvoti. Tai kas, kur mes, ką darom, kokio stadijoje esam, link ko einam, ką mes atrodo ir kalbam ir stengiamės daryti, bet toks, su savim pabuvimas, ne su kolegom, bet su savim, žinai. Tai tas tą įsinešu. Biškelį tokį pristojimą ir permąstymą, primąstymą, damąstymą, kurį čia pridėti tą pripėdą. Kaip tu nori. Tai, kaip ir sakiau, tai kur jūs galima tada rasti ir apie ką tas tebūnie? Ką jūs siūlot? Galutinai taip. Taip galutinai ir paprastai, tai mes siūlom audio vizualaus turinio paslaugas. Tai mes
filmuojam, montuojam, fotografuojam, ar tai jūsų veikla, ar tai kažkoks tai produktas jūsų, ar tai paslaugos, ar, viskas įsivaizduoju. Ar tu esi tiesiog tu pats, galiausiai tavo šventė kažkokia, ar nebūtina įmonės. Tai mes teikiam šias paslaugas. Asmeninės šventės, įmonių šventės, įmonių klipai, ne visokiausi. Ir reprezentaciniai. Parodas vežtis. Taip. Procesų video, gamybos video. Realiai durka. Faina tas mūsų veikla, kad tu realiai jeigu tas žmogus kažką daro, tai aš tau rasiu, kur aš galėčiau tau padėti. Tai iš esmės tavo klientai yra marketingo vadovai ir komunikacijos vadovai. Tikriausiai taip, jo. Nes jeigu kažkas vyksta, kažkoks produktas, kažkoks verslas ar kažkas, mes esam tie žmonės, kurie galim tas vizijas įgyvendinti per videoklipus ir nuotraukas. Tai Tebūnie Production įkūrėjas, galim taip sakyti, Augustinas Matulevičius buvo čia su mumis, linksmai pakalbėjom. Ačiū tau. Ačiū, Edvinai. Ir lauksim sugrįžtant 3 sezonė su didelė media agentūra. Hubu visų. Taip, labai tikėsimės. Gerai. Ačiū tau, kad buvai. Ačiū. Norėdami prisidėti prie panašaus turinio kūrimo, prenumeruokite Aha Momentai tinklalaidę. Mūsų rasite Contribui platformoje Spotify bei Apple Podcast. Aha Momentus kuria garsas Modestas Kapustinskas, dizainas Greta Venskūnaitė ir žmonės kalbina coachingo specialistas Edvinas Grauželis. Visos teisės yra saugomos.